širdį šventovę jis įkūrė sau. Graži giesmė, bet svarbiausia, šiek tiek grožis, daug yra gražių dalykų. Svarbu, kad tai būtų prasminga ir veiktų mūsų širdis, mūsų gyvenimą, skatintų mus mąstyti ir teisingai išmąstyti, ką tie žodžiai mums pasako, kam jie mus ragina. Taip, ir giedant šią giesmę, šios žodžius, kokios mintis, kokie jausmai ateina mums į širdį, į galvą. Gal kažkam kyla mintis, o ne, čia per daug sudėtinga, per daug jau siauras tasai kelias apibūdintas šiais žodžiais. O kitas galbūt, taip, Dieve, būtent tai apibūdina, kaip aš norėčiau gyventi. Taip, ir jeigu paklausčiau, ar lengva būti krikščioniu, ar lengva gyventi krikščionišką gyvenimą, taipogi, jeigu sąžiningai skirtingų atsakymų išgirstume, jeigu teisingai kiekvienas iš širdies pasakytų, nes skirtingame tikėjimo kaip laipsnėje esame, skirtinga branda mūsų dvasinė yra, skirtingi mes žmonės esame, visi einame tą pačią kryptimį, bet kaip yra fiziškai žmonės nevienodo stiprumo, taip ir dvasiškai, bet tikslas yra, kad mes nestovėtume vietoje ir toliau augtume, stiprėtume. Ir tikrai, jeigu mes kalbame apie tikrą krikščionišką gyvenimą, ką reiškia siekimas Jėzumi Kristumi, ne šiaip tik tai bažnyčią lankyti kartas nuo karto, bet krikščionybė tai siekimas Kristumi. Klausimas jo žodžio, jis yra mūsų gerasis ganytojas, mes jo kaiminės avis, mes klausom jo balso, sekame juo ir siekiame augti panašėjant į jį patį. Tame yra krikščionybės esmė. Ir tuomet tikrai gyvendami krikščionišką gyvenimą mes neišvengsime ir priešpriešos, ir kovos, nes krikščioniškas gyvenimas tai yra kova, tai yra dvasinė gyva kova. Neišvengsime kovos, nors kai kurie gali manyti, kad neįmanoma gyventi krikščionišką gyvenimą, per daug jau aukšti standartai yra, tai tiesiog neįmanoma. Ir žmogus nepradėjęs, nežengęs pirmojo žingsnio, kad ateiti pas Jėzų Kristų, jis jau atmeta šią galimybę. Ir tikrai, mąstant iš tos kūniškosios pusės, tai būtų tikrai neįmanoma. Bet žmogus net to pirmo žingsnio nenori žengti, kad ateiti pas Jėzų ir patirti tą Dievo galybę, Dievo jėgą, kuri ir tegali mus įgalinti pradėti gyventi naują gyvenimą. Kiti išpažįstantis tikėjimą nemato skirtumo, kaip turėčiau gyventi. Taip, aš išpažinau, Jėzus yra viešpats, priėmiau krikštą ir daugiau jau jokio skirtumo, kaip čia aš gyvenu. Aš išgelbėtas, malonė per tikėjimą, ko daugiau reikia. Dievas maloningas, jis man atleido, staliukas danguje rezervuotas ir toliau galiu plaukti pasroviui. Be abejo, tai ir nėra teisinga pozicija, požiūris. Dar kiti yra, kurie trokšta patikti Dievui patinkantį gyvenimą, šventą gyvenimą. Ir jie nesitenkina tą būseną, kokie esu dabar. Kad ir kiek metų jau būčiau krikščionis, 10, 20, 30, bet aš niekada nebūsiu patenkintas jau savo dvasinę brandą. Kaip ir apaštalas Paulius sako, nesakau, kad jau esu tai pasiekęs. Pamiršęs, kas už manęs, toliau veržiuosi į priekį, pirmyn, siekiu laimikio aukštybėse. Iki paskutinės dienos jis vis siekia tapti kuo panašesniu Jėzų Kristų. Taip, tai yra tikrai toks pavydėtinas pavyzdys tokio požiūrio. Pamastysime šiandien apie tai, kągi raštas sako apie mūsų tą siekį šventumui. Ir kokios gali būti kliūtis. Ir yra jos, jeigu mes tikrai laikomės tos trečios teisingos pozicijos, arba taip, kaip mes ką tik išpažinome giesmėje, viską Jėzui atiduodu, savo valią, troškimus. Ir raštas aiškiai kalba, kad mes esame kviečiami, raginami gyventi šventą gyvenimą. Taip, mes įtikėjome Jėzų Kristų, mes tapome naujais kūriniais. Paulius apaštalas sako, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Ir Paulius nesako, tas, kuris yra iš tų, kurie yra Kristuje, kai kurie yra nauji kūriniai tapo. Ne,
Tas, kuris Kristuje, tas jau yra naujas kūrinys. Viskas, faktas, taškas. Turi tai priimti tikėjimu. Tu įtikėjai Jėzų Kristų, priėmei krikštą, priėmei nuodėmių atleidimą, esi Kristuje, tapai naujų kūrinių. Bet aš esu toks dar netobulas, ne apie tai eina kalba, kalba eina apie tavo naują statusą. Kristuje tu esi naujas kūrinys. Ir ką tas naujas kūrinys, kaip jisai ragina, skatina tave toliau gyventi, čia jau yra kitas sekantis klausimas, sekantis žingsnis. Nes Paulius sako, kas buvo sena, praėjo. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. Kitas apaštalas Petras, mes esame ne kartą raginę pamaldas visai išjungti telefonus, kad netrukdytume kitiem. Mes esame suaugę, nereikalingi tie žaisliukai mums kol kas. Taigi kitas apaštalas Petras ragina siekti šventumo ir ragina ką? Tuos, kurie jau yra Kristuje šventi ir sako, šventas tasai, kuris jūs pašaukė ir jūs tapkite šventi visų savo elgesių. Įdomi eilutė, jinai trumpa yra eilutė, dvi eilutės tokios, bet jos tikrai daug ką pasako. Kristuje mes jau šventi, toks mūsų statusas, naujas kūrinys, šventas. Ir apaštalas Petras sako, tapkite šventi visų savo elgesių. Tai yra tapkite tuo, kuo jau esate teisiškai, juridiškai, siekite tapti tokiais praktiškai. Ir taigi matome, raštas aiškiai ragina, kviečia mus šventumui. Dievas mus išgelbėjo, atskyrė, kad būtume šventa tauta. Kai išgirstate žodį šventa, ką tas žodis pasako? Šiaip jeigu paklaustume išėję į gatvę, kas yra šventas, pasakytų šventas toks, kuris visiškai nenusideda, šventas, dar kažką paminėtų, tenai kokį vieną kitą vardą gal paminėtų. Tas pirma, taip, šventumas kalba apie tyrumą, švarumą, bet šventumas taip reiškia atskirimą. Mes turime net kasdienėme gyvenime, sakom, šventės, į darbą nereikia eiti. Tas pats žodis, šventa diena, atskirta diena nuo visų kitų eilinių darbo dienų. Diena, kuri skiriasi nuo kitų dienų. Kuo jis skiriasi? Kad nereikia į darbą eiti, kad žmonės gali ilsėtis, švenčia, kažkokie tai vyksta renginiai. Ji yra kitokia negu kitos dienos, nes ji yra šventa diena, tai yra šventės. Kažkas galbūt turite namuose servizą, kokį ten šventiniai indai kokie. Ir kai atvažiuoja kokie garbingi, ypatingi svečiai, tik tuomet jūs ištraukėte tos indus, kažkas gal turi sidabrinį šaukštą, sidabrinę šakutę kažkur tai ir duoda svečiai šventinius indus. Ypatingi, jie yra atskirti ir jie skiriasi nuo visų kitų. Taigi Dievas atskiria mus, kad būtume šventa tauta, kurie atspindėtų jo meilę, jo šviesą, jo šventumą šiame pražuvusiame, sugedusiame, tamsoje paskendusiame pasaulyje. Tas pats apaštalas Petras, kreipdamasis į krikščionis, kuriems rašo laišką, įvardė juos kaip ypatingą giminę, sako, jūs esate išrinktoji giminė, karališka kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, kai mes giedojame, išganytojau, aš tavasis jau. Taigi tokiu būdu Dievas, sumokėdamas savo sūnaus krauju, įsigijo savo liaudį, tautą, savo. Todėl mes vadiname Dievo tauta, krikščionys Dievo tauta. Ir koks jos tikslas? Pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Anksčiau paskendė tamsoje, dabar šviesoje. Įsivaizduokite, nors akimirkai užmerkite akis ir pabūkite keletą sekundžių ir pagalvokite, kad taip visą laiką reikėtų tokie tamsoje būti. Tai va tokie dvasinėje tamsoje mes gyvename, kol neatėjome, neįtikėjome to, kuris yra šio pasaulio šviesa, kuris pasakė, aš pasaulio šviesa, kas seka paskui mane, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Taip, Jėzus Kristus tai pasakė šios žodžius ir jis ir yra toji šviesa. Ir mes buvome perkelti į tą nuostabę šviesą. Taigi šventas gyvenimas, būtent jis daro įtaką, daro įspūdį, jis turi jėgą savyje. Žodžiai svarbus, bet vien žodžiai jie svorio ypatingai didelio neturi. Didžiausią svorį turi būtent tai, kaip mes elgiamės, kaip mes gyvename. Šventumas, kaip jau minėjau, reiškia atskirimą, išrinktoji giminė, atskirtoji giminė. Ir Dievo tauta,
kurios dalimi jūs ir esate, jeigu esate krikščionys, įtikėję Jėzų Kristų, ji yra išskirta, ji skiriasi nuo visų kitų tautų savo gyvenimu, savo pašaukimu, savo kitomis savybėmis. Ir skiriasi ne šiaip truputėlį, kaip mes skiriamės visi vienas nuo kito kažkuo tai, bet skiriasi taip, kaip diena nuo nakties, kaip šviesa nuo dienos. Paklausykite, ką sako apaštalas Paulius, rašydamas 2 laiške Korintiečiams 6 skyriuje apie Dievo tautą, raginimą. Jis rašo įdomu tai, kad jis rašo Korintiečiams. Ir jeigu atkreiptumėte dėmesį, kaip jisai pradeda laiškus Korintiečiams, kokiais žodžiais. Pavyzdžiui, pirmą laišką Korintiečiams jis sako pašauktiesiems šventiesiems, pašvestiesiems Kristuje Jėzuje, šventiesiems visiems, vadina juos šventaisiais. Sekantis antras laiškas Korintiečiams irgi pradedamas kokiais žodžiais, šventiesiems gyvenantiems visoje Achajoje. Visi krikščionys yra šventieji. Taip, šiandieną mes galime išgirsti du tokius kraštutinumus. Kartais šventuoju vadinamas tas, kuris neturėtų būti vadinamas šventuoju. Mes turime vieną šventą tėvą danguje, tik jam turime melstis, neturime dviejų šventų tėvų. O kiti priešingai kitą kraštutinumą nueina, sako, nei vieno nėra švento, ką tu čia tobulumą iš manęs reikalauji, nei vieno švento. Va, jūs esate šventieji. Ne apie tobulumą eina kalba, apie tie, kurie yra atskirti Dievo, atskirti jam, kurie yra jo tauta, kurie tiki Jėzumi Kristumi ir tik juo, o ne kažkuo tai dar kitų. Ir štai čia Paulius sako, nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės, arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos, kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru ar tikinti su netikinčiu, kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais. Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų, atsiskirkite, sako Viešpats, nelieskite netirų daiktų, tuomet aš jūs priimsiu, būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukteris. 4 eilutės, bet jos tiek daug pasako ir jose matome tokį skirtumą, tokį kontrastą. Matome, kas bendro tarp tikinčio ir netikinčio. Vat jūs tikintieji ir yra netikintis. Nekalbama Paulius apie tai, kas bendra tarp labai stipriai tikinčio ir vidutiniškai tikinčio. Ne, yra tikintis ir netikintis. Skiriasi, taip. Tarp teisumo ir nuodėmės. Teisieji išteisinti malonę ir neišteisinti, nedorėlis. Tarp šviesos ir tamsos. Koks yra skirtumas? Kaip gretinti Kristų su Beliaru? Jūs esate Kristaus kūnas, bažnyčia tai Kristaus kūnas. Jam priklausote, Kristus jumise gyvena. Jūs esate Dievo šventykla, sako Paulius, Dievo tauta. Taip, skirtumas didžiulis. Tikrai Paulius teisingai sako, įkvėptas rašto, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, tamsa, netikėjimas, nedorybė. Pasaulis praėjo, štai vis atsirado nauja, šviesa, Dievo šventykla, Dievo tauta, tikintysis. Visa tai, ko mes neturėjome, kol nebuvome Kristuje. Taigi, tokiais epitetais apibūdinami esate kiekvienas iš jūsų, Kristaus tikintysis, teisusis, šviesos vaikas, Kristaus kūnas, Dievo šventykla, Dievo tauta. Taip, ne kiekvienas gali tuo pasigirti, pasigirti gerąją prasme, ne taip, kad žiūrėkite, koks aš geras, galiu girtis tuo, bet jeigu giriuosi kryžiumi Golgotos, štai ant kryžiaus Kristus padarė tai, ko dėka dabar aš tapau štai tuo, ką tik paminėjau. Bet yra kažkas, kas ir nuo mūsų dabar priklauso, kadangi mes jau esame naujas kūrinys Kristuje, tai turime ir elgtis atitinkamai, kaip dera naujam kūriniui. Sako, išeikite, atsiskirkite, nelieskite. O kaip žmonės pasaulyje nemėgsta tokių dalykų. O, neliesk, neik tenai, nedaryk to, išeik, atsiskirk. Tai pasaulis to nemėgsta. Bet Dievas mus atskyrė ne tam, kad vėl grįžtume susitepti. Sako, nelieskite ko. Ne to, kas mums kažkas tai yra reikalinga gera, bet tai, kas tepa. Kaip ir mama vaikui sako,
įskalbė švariais drabužėliais, išlydi į darželį ar ten į 1 klasę. Na, 10-okui gal nereikia sakyti, bet 1-okui gal dar reikia priminti, žiūrėk, nesitepliok, ten nesitrink, kur nešvaru, sergėk, neliesk nešvarių dalykų. Taip reikia vaikui pasakyti, suaugęs turėtų pats jau tai suprasti, suvokti, bet nuo vaikystės iki suaugusio mes augame dvasiškai, augame visą savo gyvenimą. Ir kartas nuo karto pasielgiame kaip vaikai, kuriems reikia priminti, neliesk, išeik, atsiskirk. Ir Dievo duotas pažadas, tuomet aš apsigyvensiu, vaikštinėsiu tarp jūsų, būsiu jūsų tėvas, jūs būsite mano sūnus, dukteris. Taigi tokia yra toji šventoji tauta, tokie esate jūs Jėzuje Kristuje. Taip, šventumas reiškia tyrumą, jis reiškia švarumą, jis reiškia atskirimą nuo nuodėmės, atskirimą nuo to, kas nedera Dievo vaikui, kas nepriimtina Dievo vaikui, atskirimą nuo to, ką siūlo šis pasaulis. Ir šventajame rašte mes matome nuolat vis primenantį mums raginimą. Rašydamas Timotiejui, Paulius sako, išsilaikyk tyras. Taip, Timotiejus yra tikintysis, krikščionis, apvalytas Kristaus krauju. Jeigu mes vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, Kristaus kraujas nuplauna nuodėmes. Bet jeigu mes įsiginsime Jėzaus kažkur tai šiandien, tai ten įpulsime į purvą, nereiškia, kad suklupdamas to jau pat tu pražuvai ir praradai išgelbėjimą. Bet Dievas nenori, kad jo vaikas murdytųsi purve, tepliotųsi. Išsilaikyk tyras. Kai jūs suklumpate, turbūt tikrai pripažinsite, kad tuo metu prarandate ir tą džiaugsmą, ir tą ramybę viduje, jaučiatės nejaukiai, jaučiatės tam tikrą gėdą Dievo akivaizdoje. Pasielgiau kaip nedera, susitepiau. Ir aišku, viešpats nuplauna, atleidžia, bet tas raginimas reikalingas, kad mes visada nuolatos turėtume ir to džiaugsmo, ir tos ramybės pilnatvę. O nuodėmė visą tai atima. Rašydamas Tesalonikos krikščionims, Paulius sako, tai skirta ir mums, tokia Dievo valia, jūsų šventėjimas. Tokia Dievo valia. Taip. Ir mes pašaukti gyventi Dievo valioje. Ir šventėjimas, pats žodis primena procesą, šventėjimas, vis šventesnis. Mes jau esame šventi Kristuje. Bet čia galima prisiminti apaštalo Petro žodžius, tapkite šventi visų savo elgesių. Toliau darykite pažangą, kad mes panašėtume į Kristų. Tame ir yra siekimo Kristumi esmė. Mūsų kaip Kristaus mokinių tikslas tapti kuo panašesniais į savo mokytoją, į Jėzų Kristų. Laiško Hebrajam autorius sako, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Sako, siekite šventumo. Jeigu jau buvai atskirtas, ištrauktas iš purvyno, laikykis atstumo. Neik. Taip, kai mes esame dar kūdikiai Kristuje, kartais mes itin dažnai kvailai pasielgiame, augame, vis mažiau kvailysčių darome, nors nuo karto padarome. Bet vaikai tokie jau yra, kartą pamenu, eina močiutė su mažu berniuku ir buvo kaip tik lietus palijęs, saulutė pasirodė, tokios balutės gražios. Vaikas eina, pamato balutę ir taip per balą visi purslai iš šalis eina. Močiutė supyko, sako, ką tu darai, kodėl tu kaip mažas vaikas per tas balas taip. Aš taip susišypsojau, taip juokas paėmė, sakau, taigi jis ir yra mažas vaikas. Tegul jis per tą balutę ten tapšnoja, bet mes neturime visą laiką likti vaikais tokiais. Taigi, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Kartą vienas dvasininkas paklausė vargšų benamių vaikų, kas yra šventumas. Ir vienas vaikas apdriskusiais nešvariais drabužiais atsakė, sako, reiškia būti švariu viduje. Išorinius drabužius švariais pakeisti nėra sunku, kad ir benamiai, štai koks geradaris prieis prie to benamio, nupirks jam švarius drabužius, perrengs jį ir bus išoriškai švarus kurį tai laiką. Kitaip yra su vidiniu švarumu, kur be Dievo pagalbos jau neapseisi. Taigi raštas aiškiai ragina, kviečia mūsų šventumui, sergėti tą šventumą. Tačiau taip yra tam tikros kliūtis, sunkumai ir todėl tas kelias ir yra siauras krikščionybės kelias.
Kai mes ateiname pas Kristų, priimame jo išgelbėjimą, mes priimame ne vien tik atpirkimą nuo bausmės už mūsų nuodėmes, o būtent taip, kartais tik tai taip, kartais krikščionis supranta, štai priėmiau Kristų išgelbėjimą ir dabar jau bausmė man nebegrėsia, pragaras nebegrėsia ir dabar galiu tik tai belaukti, ar čia Jėzus anksčiau ateis, ar aš anksčiau pas jį iškeliausiu. Ir tai nėra teisingas požiūris. Dievas taip, dangus nebepabėgs, jeigu tu su Kristumi esi, bet Dievas nori, kad tu čia žemėje, kol gyveni, dabar atliktum savoje misiją, augtum Kristuje, šventėtum. Tokia Dievo valia jūsų šventėjimas, sako apaštalas Paulius. Nepamirškime, kad Kristuje mes turime naują statusą, naujas kūrinys, naują statusą mūsų santykiuose su Dievu. Dabar mes esame Dievo vaikai. Ne visa žmonija vadinama Dievo vaikais, visa žmonija yra Dievo kūriniai, bet Dievo vaikai tie, kurie gimė iš Dievo. Taip, jeigu tu negimęs iš Dievo, tu ir negali pretenduoti būti Dievo vaiku, bet kai gimsti iš Dievo per tikėjimą Kristumi, Dievas tave įvaikina ir tu tampi Dievo vaiku. Apaštalas Jonas labai aiškiai tai išaiškina pirmajame savo laiške. Ir kaip Dievo vaikai mes turime jau naują gyvenimo kryptį, turime naujus dangiškosius namus, turime naują šeimininką, turime naują gyvenimą. Tačiau siekdami gyventi šį naują gyvenimą mes susidurėme ir susidursime, kol dar gyvename šioje žemėje, su tam tikromis jėgomis, kurios sieks mus pristabdyti ar visai sustabdyti, pražudyti. Tai yra, mes dalyvaujame nuolatinėje kovoje, toje dvasinėje kovoje su aršiu priešu, tamsos jėgomis, dvasinėmis blogio jėgomis. Apaštalas Paulius primena mums, kad mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais, dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Kitas apaštalas Jonas kalba apie pasaulį, šį pasaulį, nupuolusi pasaulį, kuriame mes gyvename, sakydamas, nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje, nes kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Čia kalba apaštalas Jonas apie pasaulį, ne apie kūrinyje, ne apie gražius kalnus, vandenynus, upes, paukščius, gyvūnus, bet išvardinti 3 konkretūs dalykai – kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai, kas yra pasaulietiška, ką primeta nori mums primesti šio pasaulio kunigaikštis, šio pasaulio dievaitis, šėtonas. Taigi pasaulis, toks pirmas dalykas, su kuriuo mes kovojame, kuriam turime priešintis. Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tie 3 dalykai, kuriuos šėtonas panaudojo Edeno sode, gundydamas pirmosius žmones, sugundydamas Ievą. Kūno geismų, akių geismų ir gyvenimo puikybė. Tuos 3 dalykus velnias naudojo gundydamas Jėzų dykumoje. Akių geismų, kūno geismų ir gyvenimo puikybė. Štai paversk akmenį duoną, štai visas tau karalystės atiduosiu, garbė, šlovė bus, viską turėsi. Ir tuos pačius 3 dalykus, akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė, šėtonas iki šiol naudoja gundydamas žmogų, siekdamas jį pražudyti. Ir didesnė dalis žmonijos ant šio kabliuko labai lengvai užkimba. O kartais, žiūrėk, ir krikščionis budrumą praradęs kažkur tai jau prikimba. Taigi toks yra pasaulis. Ir Jokūbas savo laiške ragina mus, sako, sergėkite save nesuterštų šiuo pasauliu. Kai mes skaitome šios žodžius, kokios mintis ateina. Štai mes gyvename pasaulyje ir Jokūbas sako, sergėkite save nesuterštą šiuo pasauliu arba išlaikykite save pasaulio nesuteptą. Tai parodo dar sykį, kokioje teritorijoje mes gyvename. Kaip reikia mokėti laviruoti, žiūrėti, kad tikrai nesusitepti šio pasauliu. Bet mes turime privalumą tokį, kad
gyvendami šiame pasaulyje mes nesame vieni. Kristus mus veda, jis yra ganytojas. Jis sako, manosios avis klauso mano balso. Ir todėl, jeigu mes įsikibę į jo ranką seksime jo, mes labai tikrai išlaviruosime, kad nesusiterštume šio pasaulio. Bet jeigu be Kristaus, tai tuoj pat tas pasaulio purvynas įtrauks į save, ką apaštalas Petras primena apie tuos, kurie išgirdę vėl atkrito nuo tikėjimo ir sugrįžo į šio pasaulio, ir Petras panaudoja žodį purvynas. Taip, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Pasaulis yra suterštas ir jis suteršia, ir todėl turime sergėti save nesuterštą šio pasaulio. Kai mes pasiryžtame būti Kristaus pasekėjais, šis pasaulis tampa mums priešišku, nes pasaulio akimis žiūrint mes išdavėme pasaulį. Taip, pasaulis skaitų, tu išdavėjai mus. Taip, buvai savas, dabar tu tapai priešas. Taip, bet mes buvome Dievo priešai, kol buvome pasaulio draugai. Dabar mes tapome Dievo draugais, Dievo saviškiais, nepaisant to, kad tapome pasaulio priešais. Visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami, sako Paulius, rašydamas jaunajam Timotiejui. Ir viena tokia iliustracija yra, kartą vienas žmogus paklausė, vieno žinomo teologo, toks Dvaitas Mūdis yra, dabar, kai jau esu atsivertęs krikščionis, ar turiu palikti visiškai šį pasaulį, kadangi jis toks yra. Ir šis atsakė jam, ne, neturi, jei tu iš tikro gyvensi tikėjimu Dievo sūnumi, pats pasaulis greitai paliks tave, jie patys nenorės matyti tavęs šalia. Ir pagalvokite, kai jūs įtikėjote Kristų, buvo tam tikras draugų ratas, kiek iš to rato liko tame rate, o kai kurie, žiūrėkite, ir jau ir nebekviečia jūsų bendrai praleisti laiko, nes jiems su jomis nebeįdomu. Nes kai kurių dalykų, kuriuos praktikavote anksčiau jų kompanijoje, jūs nebepraktikuojate ir jūs tapote jiems svetimais, nesaviais, neįdomiais, kitokiais, atsiskyrėliais. Taip, atskirti. Tai reiškia žodis šventas. Tapote šventais, o kartais su pašaipa taip ir pasako, tai ką tu jau šventu tapai, šventuoliu tapai, kad jau atsisakai nueiti kartu ten su manim pasėdėti, išgerti ir panašiai. Jeigu būtumėte pasaulio, sako viešpats Jėzus, jis mylėtų jūs kaip savuosius, kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Taigi, jeigu pasaulis negalės jūsų sunaikinti, jis bandys suvilioti, bandys sugundyti, žadėdamas tam tikrus šio pasaulio blizgučius, malonumus, valdžią, materialinį klestėjimą. Taip, ir toks yra pasaulis. Ir nepamirškime, kas yra šio pasaulio dievaitis. Jis yra velnias. Raštas sako, visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Todėl, kai mes matome, kalbame apie tas kliūtis, kurios kliudo, trukdo mums siekti šventumo, taip, pasaulis ir jo šeimininkas, piktasis, velnias. Jis visada yra kažkur šalia, jis nėra kažkur toli ir todėl mes kaip krikščionys turime išlaikyti budrumą, nemanydami, kad velnias kažkur toli išvyko į tolimą komandiruotę, ten į šiaurės ašigalį ar į Australiją. Jis visada yra kažkur šalia. Galbūt va čia prie durų išeinant jis jau laukia, kai Dievo vaikas išeis ir jau bandys kažkaip sugundyti kažkuo tai. Kaip ką apaštalas Petras ir sako, būkite blaivūs, budėkite, jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui. Slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Jis negali įeiti į jūsų teritoriją, kur jūs esate su Kristumi. Tai yra šventa teritorija, šventa žemė. Bet jisai laukia, gal Dievo vaikas, žiūrėk, kažkur tai praras budrumą ir paliks tą šventą teritoriją. O aš jau savo kabliuką esu paruošęs ir masalą labai gundantį ant to kabliuko užkabinęs. Kai kurie šiandieną moko, kad šėtonas, jo demonai šiandieną nebėra aktyvūs, kad mes visiškai laisvi nuo bet kokių jo atakų. Tačiau pažiūrėkime, ką sako apaštalas Petras. Sako, Kristus mirė ant kryžiaus, viskas, velnias išėjo į pensiją. Apaštalas Petras rašo laišką 63-64 metais, jau 30 metų praėjo po krikščionybės įkūrimo, kaip jau Kristus sugrįžo į dangų.
Ir vis dar Petras sako, velnias slankioja aplinkui. Jis nesako, velnias slankioja tais laikais, kai dar prieš Kristų, o dabar, oi, ačiū Dievui, nebėra to velnio, galime laisvai atsipūsti. Ne, jisai darbuojasi išsijuosęs ir žinodamas, kad jam laiko lieka vis mažiau ir mažiau, jis vis aktyviau. Taip, jo galia yra apribota, bet jis tikrai yra galingas, stiprus ir nenuvertinkime jo. Ir apaštalas Petras sako, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimu. Ir tikėjimas yra įvardyjamas kaip koksai mūsų ginklas dvasinis. Su kokiu ginklu jis yra palyginamas, tikėjimas. Pamenate? Tai čia žodis, štai čia yra kardas, kalavijas. Su jo Jėzus atsakydavo, parašyta, jis naudojo kalaviją, žodį. O tikėjimas kas yra? Tikėjimas iš Dievo žodžio, skydas. Tikėjimo skydas, nepamirškite, skydas. Kas yra skydas? Piktas iššauna strėlę, aš skydą, tikėjimo skydą, turiu skydą, vaikystėje darydavome tokius iš fanieros didelius skydus, čia 2 skylutės, išdurdavome virvutę, praverdavom, kad būtų rankai suimti. Ir va tokius skydus turėdavome, o kitoj rankoje iš pagalio kardą įsidroždavo ir vienas kitam ten. Ir vakare jau į vakarą kažkam žiūrėk su praskelta būdavo galva. Bet buvo įdomu, bet skydas, tai yra iliustracija primena, tu gali atremti piktojo strėlės, piktojo atakas, bet jeigu tu to skydo neturi, tai tave saulėgrąžom apmėtės ir tu paskęsi. Štai kodėl turime turėti tą skydą, tikėjimą. Ir kitas priešas, kurį mes itin dažnai primirštame, mūsų pačių kūnas, kūniškumas. Kūnas, turiu omenyje rankos ir kojos, kaip rusiškai tėla, bet kūniškumas, ploti, tas kūniškumas. Paulius sako, žinau, kad manyje, mano kūne negyvena gėris, mat gero trokštis sugebau, padaryti ne. Mes ateiname į šį pasaulį su nuodėminga prigimtimi, kuri priešinasi tam, kas yra teisinga, kas ateina iš Dievo, kas ateina iš dvasios. Ir kai mes įtikime Jėzų Kristų kaip gelbėtoją, mes gauname naują prigimtį. Mes jau galime priešintis tai senajai kūniškai prigimčiai, kol mes negalėjome, visiškai nepajėgėme, kol mes buvome be Dievo, neturėjome tosios naujosios prigimties. Ir Paulius sako, kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu, dėja savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantis su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu nuodėmės įstatymu, glūdinčio mano nariuose. Ir tikrai kiekvienas sąžiningas krikščionis pripažys, taip suprantu, tą žinau, stengiasi, darai Dievo malonę ir ne tik, kad taip stengiuosi kažką per prievartą teisingai daryti. Taip neturi būti. Turi būti su džiaugsmu. Tai darome, reiškia, tai liudija mūsų naują prigimtį. Bet žiūrėk, kažkur tai senosios prigimties kažkokią išraišką paima ir išlenda kažkur tai ir pasireiškia. Patarlių autorius sako, teisiųjų takas tarsi aušros šviesa, vis labiau švintanti iki skaisčios dienos. Labai graži patarlė, skaisčiųjų takas tarsi aušros šviesa, kaip mėgstu kartais nueit pažvejoti, ten naktį žvejoji ir ryte jau matai pradeda švisti aušra. Dar nėra visiškai šviesu, bet jau ir nėra tamsu, jau vis labiau pradedi įžvelgti, jau matyti. Ir vis ryškiau, vis ryškiau, vis ryškiau, vis ryškiau ir galiausiai iki skaisčios dienos išeina. Ir štai taip patarlių autorius apibūdina, sako, toks yra teisiųjų takas. O tas teisiųjų takas yra, kai mes einame su Kristumi. Jis yra mūsų takas, mūsų kelias. Ir štai ši eilutė, tie žodžiai mums primena, kaip mums sekasi augti tame šventume. Taip kaip ryte, tie pirmieji saulės spinduliai, ta aušra vis šviesiau, šviesiau, šviesiau. Ne taip, kad naktis, dar nematai, kaip ten tas lieka užkabinti ant kabliuko ir staigiai ir iš karto jau taip šviesų saulė nušvito. Taip nebūna. Tokia iliustracija pateiksiu. 2 žmonės diskutavo apie dvasiškai gilaus krikščioniško gyvenimo patirtį. Ir vienas paklausė, šventumas, širdies šventumas, tai jau galutinis taškas, ar tai vis dėlto yra procesas? Kitas atsakė, užduodamas tokį klausimą, kai tu atvykai iš savo gimtojo miesto čionai, kaip tu atvykai? Atvykau traukiniu, atsakė šis. Ar traukinys akimirksniu perkelė tave čionai? O ne, atsakė žmogus, aš važiavau vis labiau ir važiuodamas vis labiau ir labiau artinausi čionai. Tačiau kaip tu įlipai į traukinį?
taip pat vis labiau įlipai. Sako, ne, aš iš karto visas paėmiau ir įlipau į traukinį. Sako, būtent, tu įlipai iš karto, tai buvo galutinis taškas. Ir kai keliavai, tu vis artinaisi link savo galutinio tikslo ir tai buvo procesas. Taip, tai apibūdina mūsų būseną. Kai mes įžengėme į tą traukinį Kristaus, į Nojaus laivą, ateiname pas Kristų, mes jau tą akimirką tampame naujais kūriniais. Ir po to vyksta tas procesas, kur kai vis labiau panašėjame į tokį naują kūrinį praktikoje, kokiu turime būti. Yra tokia frazė, jau, bet dar ne, nes jinai teko žiūrėti tokį įdomų Biblijos studijų kursą, kaip tik tokia tema buvo, jau, bet dar ne. Dievas sako, aš jums atidaviau pažado žemę, bet jūs dar nesate joje, jūs turite nueiti ir pasiimti. Apaštalas Paulius, rašydamas Efeziečiams, sako, Dievas savo gailestingumo prikėlė mus ir jau pasodino danguje su Dievu. Kaip tai danguje? Aš čia stoviu dar ant žemės. Bet dar turi palaukti. Tu jau esi, turi tokį statusą, bet dar ne. Tu jau esi šventas Kristuje, bet dar nedaugai, kad tas šventumas visų savo grožių matytųsi tavo gyvenime. Ir tokių pavyzdžių mes matome šventajame rašte itin daug. Ir todėl raštas ragina, sako, gyvenkite dvasia ir nepasiduosite kūno geismams. Mes galime gyventi pergalingą gyvenimą su Kristumi, jame. Tačiau yra nauja prigimtis, vedama dvasios, yra senoji prigimtis, vedama kūno. Ir štai, kurią prigimtį mes labiau maitiname, tą ir ims viršų. Jeigu gyvenu tik tai kūnu, tai tuomet ir maitinuosi tik tai tuo, kas pamaitina mano kūną. Tik duok man mėsos, duonos ir man daugiau nieko nereikia. Taip, mano kūnas bus sotus ir stiprus. Bet jeigu aš noriu, kad mano dvasia būtų stipri, aš turiu maitintis dvasia, turiu dvasiniu maistu maitintis. Taip, tai reikalinga tam. Ir malda, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, sako Jokūbas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis. Taip, yra tam tikri dalykai. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Primena, žiūrėkite, kažkur suklupai, kažkur nusidėjai, nepaliktos nuodėmės, atgailauk, taip, Dievas per malonę tau atleido, bet jeigu tu su tą nuodėmė problemos neišspręsi, jį tau trukdys toliau augti, žiūrėk, išpažink ją, nusimazgok, tau reikalinga švari širdis. Kaip yra pasakęs vienas 17 amžiuje gyvenęs toks Džonas Bunjanas, kuris Piligrimo kelionę yra knyga parašęs Dvasinė kova. Jis yra tokius žodžius pasakęs, malda padeda liautis nuodėmiauti, o nuodėmė gundo žmogų liautis melstis. Taip, jeigu pro pirštus žiūrėsime į nuodėmę, žmogus ir nesimeldžia. Ir priešingai, malda padeda nugalėti nuodėmę. Štai kodėl raštas sako, be paliovos melskitės. Vienos jaunos krikščionės paklausė, ar šėtonas negundė jos pasielgti blogai ir kaip ji tam pasipriešino. Ir atsakymas buvo toks, taip, žinau, kad jis nori mane apgauti, pražudyti ir kai šėtonas beldžia į mano širdies duris, nori įeiti į mano namus, aš Jėzui pasakau, o jis yra su manim namuose gyvena. Jėzau, ar neprieitum prie durų? Ir pamatęs Jėzų, šėtonas sprunka šalin. Kaip yra vienas žymus teologas, toks Tozeris, nuostabus teologas, yra pasakęs, vienintelė saugi vieta aviai būti šalia ganytojo. Šėtonas nebijo avies. Šėtonas bijo ganytojo. Štai kodėl, kai tu stovi šalia ganytojo ir šėtonas bėga, ne tai, o žiūrėk, išsigando manęs, ne tavęs išsigando, jis bijo, pabėgo, bet dėl to, kad tu šalia ganytojo stovi. Bet jeigu aš atitolsiu nuo ganytojo, paliksiu jį per atstumą, šėtonas gali greitai mane sudraskyti. Todėl žiūrėkime, laikykime ryšio su viešpačiu. Nuolatos melskitės, maitinkimės Dievo žodžiu. Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje, laikydamėsi tavo žodžių, sako psalmininkas. Kaip mes galime laikytis Dievo žodžių, jeigu mes nežinosime, ką tas žodis sako. Štai kodėl, jeigu gyvenimas kūnų reikalauja, kad mes maitintume
save kūniškų maistų, taip gyvenimas dvasiškas reikalauja, kad mes maitintume save dvasiniu maistu. Jau minėtasis apaštalas Petras sako, kaip naujagimiai trokškite dvasinio neatskiesto pieno, jis kalba apie Dievo žodį, kad nuo jo augtumėte išganimui. Štai va šitą turėkite omeny, tai yra mūsų numeris 1 kasdienė duona. Kasdienės duonos duok mums Dieve, mes prašome, va pirmoji duona yra, o po to jau ir kūną pamaitinti. Taigi mes gyvename puolusiame, purviname pasaulyje, ir dėl aplink esančio purvo turime vaikščioti Dievo žodžio šviesoje. Nes kai esi šviesoje, tu matai, kur statai koją, kur apeiti, kur negalima minti, kur yra kliūtis. Visiškai kitoks yra vaikščiojimas tamsoje. Būtent šviesa mums padeda pastebėti, atpažinti, apeiti pavojingas kliūtis. Dievo žodis, jis turi apvalantį poveikį. Tačiau mes turime Dievo žodį pasinerti. Ne šiaip, kai ryte vienas gal atsikelia, pirštą vieną paneria į stiklinę vandens, vieną akį, kitą ir viskas, aš nusiprausiau. O kitas nori pasinerti pilnai į vandenį. Ir nuo to priklauso, koks yra mūsų kūno švarumas. Taip yra ir su dvasiniu švarumu. Kiek mes trokštame pasinerti į Dievo žodį. Ar tik tai kartais kokią vieną citatą akis prakrapštyti, ar norime pilnai pasinerti kaip po dušu, po Dievo žodžiu, kad jis kiekvieną mūsų kertelę nuplautų ir apvalytų. Todėl turime skaityti, nagrinėti, gilintis, maitintis Dievo žodžiu, atsiduoti pilnai Dievui, kad būtume Dievo dvasios pripildyti. Paulius sako, neduokite nuodėmei savo kūno narių, kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save, kaip išmirusiųjų atgyjusius, o savo narius, kaip teisumo ginklus. Ir Paulius primena mūsų kūno nariai, ir mes tuos kūno narius galime pavesti kam? Nuodėmiai, kaip neteisumo ginklus, arba priešingai galima pavesti Dievui, kaip teisumo ginklus. Taip yra vienas iš 2 pasirinkimų, nėra trečio, nėra kažkokio neutralaus kelio. Ir taigi, kaip krikščionis, sekdami Kristaus pėdomis, Paulius sako, ragina, aukokite savo kūnus. Taip, šie žodžiai primena mums žodžius tos giesmės, kurią mes giedojame, 155 giesmę, viską Jėzui, savo valią, troškimus. Taip, tokie sunkus žodžiai, tokie iššūkį metantys žodžiai, bet jie ir apibūdina tą tikrai siaurąjį kelią, siekimo Jėzumi Kristumi kelią, kuris reikalauja ne šiaip tik tai pasakyti, tikiu, kad Jėzus mirė už mano nuodėmes, bet kuris reikalauja aukoti save, savo kūnus, kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Būtent tai Paulius ir sako, šiais žodžiais nori užbaigti tuo paraginimu. Aukokite savo kūnus, kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Mes daug kalbame apie garbinimą, taip, reikia Dievą šlovinti, šlovinu tave. Ir štai Paulius čia labai aiškiai parodo, paaiškina, kas yra dvasinis garbinimas. Kai tu aukoji savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Kai turiu atsisakyti kažko, ko galbūt kūnas gundo mane į savo pusę. Ir turiu atkirsti, ne, aš tą norą aukoju ant aukuro, kad Dieve galėčiau tave pagarbinti. Arba kaip kitame vertime parašyta, tai ir yra jūsų dvasinis, protingas Dievo garbinimas. Štai kur puikiausia apibrėžimas to, kas yra Dievo garbinimas. Taip, mes giedame, mes dalyvaujame viešpaties vakarienėje, tai yra puiku ir tai reikalinga ir tai yra labai svarbu. Taip, bet būtent aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Ir taigi, te padeda Dievas mums tame, patys į savęs mes to nepajėgtume, neįstengtume, bet mes nesame vieni. Dievas su mumis ir kaip Paulius sako, aš visą galiu tame, kuris mane